mano plaukai nėra labai ilgi. Jeigu mano plaukai būtų iki čia arba iki čia, jei mano plaukai būtų iki čia arba iki čia, aš galėčiau sakyti, kad mano plaukai yra ilgi. Pagal mano standartą tai būtų ilgi plaukai. Dabar mano plaukai nėra ilgi. Aš negalėčiau sakyti, kad jie yra trumpi, nes trumpi plaukai būtų, galbūt tokio ilgio, ar ne? Keli centimetrai. Tai būtų tikrai trumpi plaukai, ar ne? Bet mano plaukai yra, nėra trumpi, nėra ir labai ilgi, ar ne? Bet tuo pačiu galbūt šiek tiek į ilgąją pusę. Aš sakyčiau, kad mano plaukai ne ilgi, bet ilgoki. Ilgoki plaukai. Truputį ilgi. Poilgiai galbūt, ar ne? Ir mano plaukai yra šiek tiek ilgi. Jie yra ilgoki. Ne dėl to, kad aš tikrai norėčiau turėti ilgus plaukus. Tai nėra priežastis, kodėl. Nėra taip, kad aš norėčiau tikrai turėti ilgus plaukus. Priežastis, kodėl mano plaukai yra šiek tiek ilgi, kodėl jie yra, ilgoki, galima pasakyti, yra tai, kad aš neypač mėgstu eiti pas kirpėją. Aš nemėgstu kirptis plaukų. Aš nemėgstu eiti pas kirpėją, apsikirpti. Ir priežastis, kodėl aš neypač mėgstu eiti pas kirpėją, apsikirpti, kodėl man nelabai patinka, kai man nukerpa, su žirklėmis nukerpa plaukus, yra tai, kad aš nemėgstu to jausmo, kai tau nukerpa plaukus. Tu nueini pas kirpėją, kirpėjas arba kirpėja tau nukerpa plaukus ir tada tu išeini iš kirpyklos, išeini iš kirpimo salono, atidarai duris ir tada yra ta sekundė, tas jausmas, kai tu pajunti, kad kažkas ne taip, kad tu neturi tiek daug plaukų, kiek turėjai ir tu pajunti visą atmosferą, visą orą, vėją, temperatūrą taip intensyviai, kaip anksčiau niekada nejausdavai, dėl to, kad turėjai ilgus plaukus, kurie tave apsaugojo, ar ne? Kurie buvo tarsi barjeras tarp tavęs ir išorinio pasaulio. Bet kai tu apsikerpi, to barjero nebėra ir tu labai intensyviai jauti išorinį pasaulį. Tavo galvos oda jaučia išorę. Ir tas jausmas yra keistas, aš neypač mėgstu tą jausmą. Aš nemėgstu išeiti, atidaryti kirpyklos duris, išeiti ir pajausti vėją ant savo galvos odos. Tai yra panašus jausmas, tarsi aš būčiau nuogas, tarsi aš neturėčiau drabužių, tarsi būčiau be drabužių, išeičiau į lauką be drabužių ir aš jaučiuosi šiek tiek keistai. Yra keistas jausmas, man neįpač patinka. Ir tai yra priežastis, kodėl aš neinu dažnai pas kirpėją, kodėl aš vengiu, kodėl aš stengiuosi neiti pas kirpėją. Ir plaukai tarsi man yra kaip džinsai. Žinote, būna kartais, jūs turite galbūt kelnes, džinsus, dažnai džinsai būna tokios kelnes, kurias jūs nešiojate ilgą laiką ir prie kurių jūs taip priprantate, jūs esate taip pripratę prie tų kelnių, kad nors jos ir susidėvėjusios, nors ir suplyšusios, jūs vis tiek jas nešiojate toliau ir jūs nenorite pirkti naujų kelnių. Bet kai nusiperkate,
jūs jaučiate šiek tiek keistai, šiek tiek nepatogu, kažkas ne taip. Toks jausmas, kad kažkas truputį ne taip, ar ne? Bet iš kitos pusės yra kita problema. Ne? Taip, man nepatinka tas jausmas. Išeini iš kirpyklos, atidarai duris ir jauti visą išorinį pasaulį labai labai intensyviai. Dėl to, kad tu nebeturi to barjero, kuris tave saugojo. Bet tuo pačiu yra kita problema, kad jeigu aš neinu į kirpyklą, mano plaukai auga, eina ilgyn, kol galų gale tampa, aš niekada neturėjau labai ilgų plaukų, kad būtų iki pečių, iki čia arba iki čia, niekada neturėjau. Bet yra kita problema, kad kai mano plaukai šiek tiek užauga, jie tampa susivėlę, jie greitai susivelia, aš greitai pasišiaušiu, ar ne? Žinote, ką reiškia pasišiaušti arba pasišiaušęs? Pasišiaušti reiškia, kai plaukai, jūs nešukuojate plaukų, aš nešukuoju plaukų ir dėl to mano plaukai kartais būna pasišiaušę. Jie susipina, susivelia taip ir taip, jie pasišiaušia ir aš būnu pasišiaušęs. Ar ne? Ir tada, kai taip atsitinka, kai mano plaukai užauga tiek, kad aš labai lengvai tampu pasišiaušęs, aš turiu panašų jausmą kaip tas jausmas, kai aš išeinu iš kirpyklos ir aš jaučiuosi, kad labai intensyviai galiu patirti orą, atmosferą, elementus. Dėl to, kad kai mano plaukai būna ilgoki ir šiek tiek susivėlę ir pasišiaušę, ir aš susitinku su savo draugais, jie visada manęs klausia: Martynai, ar tu nori turėti ilgus plaukus? Ar tu augini plaukus? Oho, tavo plaukai jau užaugo, galbūt tavo tikslas turėti ilgus plaukus, ar tu nori pakeisti savo stilių? Aš susilaukiu daug dėmesio iš kitų žmonių. Daug dėmesio. Ar ne? Žmonės galbūt neturi apie ką kalbėti, ar ne? Jie galbūt tikrai jiems nėra taip svarbu, bet jie nori kažką pasakyti, kai susitinka, ar ne? Toks, pasišnekučiuoti šiek tiek. Ir jie komentuoja apie mano plaukus. Ir tai yra panašus jausmas, kai žmonės į tave žiūri ir kreipia dėmesį, taip pat jauti, kad kažkas ne taip, kažkas keisto, ar ne? Tai yra kažkas intensyvaus, lygiai taip pat kaip kai tu nebeturi plaukų, išeini į lauką, pučia vėjas, tu jauti vėją labai intensyviai, tai taip pat, kai tavo plaukai užauga ir jie tampa tokie truputėlį pasišiaušę, jeigu jų nešukuoji, o aš jų nešukuoju, tu išeini ir žmonių dėmesys yra tas pats kaip ta atmosfera, kaip tas vėjas, kuris pučia ir tu labai jautriai jauti. Todėl man taip pat nepatinka. Ar ne? Man nepatinka per daug intensyviai jausti savo aplinką. Ar ne? Man patinka jausmas, kad aš esu pripratęs prie savo aplinkos. Niekas per daug neatkreipia mano dėmesio ir aš per daug neatkreipiu savo dėmesio į kažkokius aplinkos elementus arba kažkokie aplinkos elementai neblaško manęs, kad man patinka galėti susikoncentruoti į tai, ką aš noriu daryti. Ar ne, aš nenoriu jausti, kad kažkas yra truputį keista. Tai todėl aš nusprendžiau šiandien nueiti į kirpyklą. Ir priežastis, kodėl aš filmuoju šitą video, yra tai, kad aš norėčiau paskambinti į kirpyklą ir užsirašyti, ir aš norėčiau su jumis pasidalinti lietuviškų pokalbių. Kaip skamba, kai, jūs klausėte, kada galiu ateiti, ar galėčiau užsirašyti, ar galėčiau šiandien, ar rytoj, kelintą valandą ir panašiai. Norėčiau, kad jūs išgirstumėte pokalbį. Tai aš įrašysiu jį ir pasidalinsiu su jumis. Iki. Grožio salonas. Sveiki. Sveiki. Aš norėčiau užsirašyti pas kirpėją. Kada, pas kurią? Neturiu, nesu buvęs pas jūs, tai nežinau. Aha, kelintą valandą ir kada norit? O galima rytoj 10:30 ryte?
10:30 jūsų vardas? Martynas. Gerai, rytoj 10:30 Martynas, Taip, lauksim. gerai, Iki. ačiū, iki. Kaip girdėjote, šiandienos pokalbis nebuvo labai ilgas, tikrai buvo trumpokas, sakyčiau. Aišku, užsirašant pas kirpėją dažniausiai tik to ir tai reikia, ar ne? Susitarti kada, kelintą valandą, pasakyti savo vardą. Kartais reikia pasitarti dėl laiko truputėlį daugiau, bet rytoj aš turėjau laiko ryte ir kirpykloje taip pat buvo laisvų vietų, tai labai greitai susitarėme. Bet aš žinau, kad netgi tokie trumpi pokalbiai dažnai žmonėms, kurie gyvena Lietuvoje ir kurie mokosi, kurie tik mokosi dar lietuvių kalbos, gali būti, iššūkis, gali būti sunkus. Net jeigu jūs gerai kalbate, žinau, kad kartais spontaniškai, greitai, kai reikia prisitaikyti prie situacijos ir suprasti, ką žmogus sako, net jei tai yra paprastos frazės kaip kelintą valandą, koks jūsų vardas ir panašiai, kartais gali išmušti iš vėžių ir kartais gali būti sunku. Ir man būtų įdomu sužinoti apie jūsų patirtis. Ar jūs kalbate lietuviškai, kai skambinate kur nors, pavyzdžiui, kirpyklą užsirašyti norite arba su gydytoju į susitikimą, ar bandote, ar stengiatės visada kalbėti lietuviškai ir kaip pavyksta jums ir kas yra sunkiausia, kas būna sunkiausia, kaip bandote kalbėti lietuviškai. Ir ar būna taip kartais, pavyzdžiui, kad jūs kalbate, bet su jumis jums atsako kita kalba, angliškai, pavyzdžiui. Ar ne? Būtų įdomu, jeigu pasidalintumėte savo patirtimi komentaruose. Ačiū ir iki.